Paklausus, kiek tavo automobilis sunaudoja kuro, visi žinome atsakymą. Tačiau ar žinote, kiek jūsų šaldytuvas suvartoja elektros energijos, o skalbimo mašina – vandens? Pasiklysta dažnai vartotojas produktų ženklinimo sistemoje, o gaminį renkasi ne pagal kokybinės savybės, o pagal kainą. Tačiau ar visuomet pasirinkęs pigiausią gaminį vartotojas laimi? Atsakymą į šiuos ir kitus klausimus tikrai rasite vartotojams skirtoje svetainėje www.top-10.lt. Taip pat jums patars parduotuvių Topo centras ekspertai. Efektyviausi rinkoje parduodami šaldymo gaminiai yra žymimi A su 3 pliusais energijos efektyvumo klase. Vidutinis A klasės energijos šaldymo įrenginys per metus sunaudos apie 300 kWh elektros energijos. Tuo tarpu pačios efektyviausios klasės gaminys tik kiek daugiau nei 100 kWh. Pasirinkus neefektyvų šaldymo įrenginį, jis jums kainuos per metus apie 150 litų, o pačios efektyviausios klasės gaminys tik kiek daugiau nei 50 litų. Pasirinkus efektyviausios klasės šaldymo įrenginį, per 10 metų galima sutaupyti apie 1000 litų. Nuo kitų metų A klasės prietaisai bus uždrausti, todėl rinkoje liks tik tie, kurių elektros efektyvumo klasė yra A+ arba aukštesnė. Pagrindiniai skalbimo mašinų parametrai yra elektros energijos suvartojimas, vandens sąnaudos, gręžimo efektyvumas. Todėl pravartu žinoti, kad A klasės skalbimo mašina yra pati neefektyviausia. Neefektyvi skalbimo mašina vienam skalbimo ciklui sunaudos apie 60 litrų vandens ir 80 centų už elektros energiją. Efektyvi 45 litrus vandens ir 36 centus už elektros energiją. Pasirinkus efektyvią skalbimo mašiną, per 10 metų galima sutaupyti apie 1000 litų. Skystųjų kristalų televizoriai sunaudoja 40% mažiau elektros energijos negu plazminiai. Taip pat šie televizoriai daugeliu atveju yra plonesni, lengvesni. Vartotojams rekomenduojame rinktis skystųjų kristalų televizorius pagal patalpos dydį, žiūrėjimo atstumą. Šie televizoriai puikiausiai tarnaus ir kaip kompiuterių monitoriai. Šiuo metu patys efektyviausi televizoriai siekia A++ energijos sąnaudų klasę. 80 cm įstrižainės televizoriaus gali naudoti nuo 30 iki 90 W elektros energijos, priklausomai nuo to, kuriai elektros efektyvumo klasiai jis yra priskirtas. Žiūrint televizorių 4 valandas per parą, išlaidos už elektros energiją per metus gali svyruoti nuo 25 iki 100 litų, o tokių televizorių pardavimo kaina dažnai yra tokia pati. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad energijos švaistymo galima išvengti renkantis televizorius su integruotais skaitmeninės televizijos imtuvais. Atskirai prijungiamas skaitmeninės televizijos priedėlis gali jūsų metinės elektros sąnaudas padidinti 15 kWh.